Prieš 2 mėnesius čia šiame miške, galima sakyti labiau džiunglėse, pasistačiau slaptą slėptuvę prie upės. Ir nuo to karto nei karto nebuvau. Šiandien grįžtu pažiūrėti, ar ji vis dar stovi, pabaigti ją įrengti, pažvejoti, praleisti naktį. Ir kadangi yra joninės trumpiausia metų naktis, pabandysim surasti ir paparčio žiedą. Važiuojam! Kur dabar? Čia? Kaip nusidilginau. O, Dieve. Ir koja, ir ranka. Dieve. Viskas taip apaugė. Kol dasigavau iki čia, visas šlapias. Džiunglės, čia ne miškas. Einam pasižiūrėsim, kas vidai. Nu, gerai, viskas stovi. Tamsoka gal čia jau dabar. Na ir karšta čia, kol dasigavau. Gerai, susikraunam daiktus, išsikraunam, susiruošiam ir pradėsim darbus. Kaip jau pastebėjot, kiekvieną išvyką aš randu vis erkių, tai pažįstamas medžiotojas parekomendavo štai tokį aparačiuką. Nežinau, kaip jisai veikia, jisai skleidžia kažkokį garsą, kurio žmogus negirdi ir erkės kažkokiu būdu nebelimpa, nebesikabina ir nelipa ant žmogaus. Parduotuvėje medžiotojų konsultantė, kaip ir aparatas, sakė, kad erkės galvoja, kad žmogus yra negyvas padaras, o medis. O medis. Nežinau, skamba šiek tiek juokingai, bet sakė, kad tikrai labai gerai veikia. Na, pasižiūrėsim, patikrinsim. Pabūsim medžių. Tai vat. Taip išsipakuoja, va toks aparatėlis, yra auselė, kurią reikia ištraukti. Na viskas, jisai dabar mirksi. 4 mirksėjimai žali, reiškia, kad prietaisas veikia. Tai yra ultragarsinis erkių atbaidytojas. Reikia kažkur prisisekti prie, nežinau, kur man jį čia prisisekti. Štai taip ant rankos prisiseksiu, reikia, kad neuždengtų rūbai jokie. Ir kaip prašo, šis mažas elektroninis prietaisas yra idealus, norint ekologišku būdu sustabdyti erkės. Aš sustabdyčiau ir ne ekologišku, bet jeigu veiks, bus labai gerai. Kągi, pasižiūrim ir į savo... kas čia yra? Visur viskas kanda, dilgina. Gerai, Aha. Taigi, pasižiūrim į savo slėptuvę. Štai, kiek viskas apaugo. Aš čia sėdėdavau, čia valgyt gamindavau. Taip, tai jeigu iš toliau, nelabai čia kas ir matosi, jeigu taip atsitraukus iš toliau einant. Štai ten upė matosi, o čia iš kitos pusės. Taip pat viskas taip apaugo. Super. Durelės, daiktai jau išmėtyti. Tai pas mane planas šiandien pasidaryti staliuką čia ir galvojau pažvejot. Nežinau, ar pavyks pažvejot, kai taip apaugė. Čia iki upės sunkus bus ir priėjimas. Ne taip kaip pavasarį, bet pasižiūrėsim, pabandysim. Gerai, einam, tikriausiai pirmiausia vandens reikia apsiprausti. O vandenį nusipirkau štai tokį kanistrą, labai patogiai susipakuoja. Gerai, einam, pabandysim, pasižiūrėsim. Ar pavyks pripilti vandens? Na gerai, užteks.
talpa tikrai patogi, kvadratinė, labai gražiai susipakoja. Geriau negu prieš tai aš turėjau, galvau nusipirksiu, čia ir paliksiu. Bet yra viena problema. Jinai kiaura, visiškai nauja. Būtent per kampą, kur susipakuoja. Dabar tik tai taip praustis. Pirkau depo, jeigu ką. Pasiėmiau pjūklą, einam ieškot medienos stalui. Tai turiu vat štai tokius vyrius ir mano idėja labai paprasta. Čia dedam pagaliuką, ant kito vyrio taip pat. Štai taip irgi pagaliukų sudėsim ir bus stalas, kuris atsilenks, nusilenks. Kiek čia mūsų jūs neišsivaizduojat, aš nesuprantu. Ir visokias dar mūsės neaiškios kažkokios dryžuotos, kurios kandžiai. Net nežinau, kas čia per muselės. Na gerai, kažkaip taip. Čia dar prigręžt, dar bent kokių 3 pagaliukų. Čia va taip pasikels, padaryti kablį, kad užsikabintų. Nežinau, nelabai gal čia. Nors panašiai, gulšiuko neturiu. Gal truputėlį pasvyrės, na nieko. Kad nesmigtų į apačią irgi reikės kažką padaryti, kokį pagaliuką. Na kągi, erkė radau, erkė žiūriu ropoja, labai mažutė. Nu va, laikau aparatą. Jinai ropoja. Vadinasi, nieks neapsaugo. Erkės supranta, kad aš ne medis. Aš nusėmiau nuo rankos. Štai taip va čia užsikabinau ant kelnių. Ir vis laikis buvo čia. Tai kaip suprantu, jokių stebuklingų dalykų nuo erkių nėra. Super. Na štai, dabar tai tikrai labai gerai. Dar jeigu čia uždėt, bet gal ir nereikės, čia gal užtenka tik ir vieną. Tai taip, pakeliam, užspaudžiam, lieka. Jeigu reikia nuleisti stalą, jungiklį pakeliam. Viskas, prašau, staliukas padarytas, dabar truputėlį sutvarkysim stogą.
ką, manau, galim eit bandyti žvejot, bet pirmiausia reikia pasidaryti meškerį. Na, aš žilvyčio čia tai tikrai nerasiu niekur. O, žilvyčio, kokio žilvyčio. Lazdyno tikrai niekur nerasiu. Vėl kaminį vilkas čia. Vagi lazdynas. Nu jo, lazdyno gilapai. Tik tai riešutukų dar nematau, kad jie augtų. Manau, pirmiausia reikia nusižievinti ir žinoma reikėtų palikti išdžiūt, bet aš čia neturiu laiko laukti, kol išdžius, tai žvejosim taip, kaip bus. Ir žinoma, paskui meškerę paliksiu ateičiai, tai ateityje jau bus ir pradžiūvus. O dabar šiandien bus taip, kaip yra. Rankeną palikau, kad būtų. Dabar čia kažkur ryšim. Vau. Mano pati pirmoji miškerė buvo Lazdyno miškerė. Dėdė kaime padarė ir išmokė tada žvejoti. Žuviai reikėtų pasidaryti ir masalą. Turiu miltų ir turiu vandens. Tai pasidarysim tešlą. Viskas nebėra, visos miltus sudėjau. Reikėjo tik šiek tiek vandens. Aš kaip šliukštelėjau. Čia tarp šitų džiunglių bevaikštant norėčiau priminti, kad daug jūsų žiūrinčių vis dėlto neprenumeruoja kanalą, tai draugai užsiprenumeruokit kanalą, kad nepraleistumėt kitų video. Ir jums bus gerai, ir man bus malonu. Ačiū labai. Nu buvo kibimas, man atrodo, tikrai buvo. Yra. Va, šprotas. Kiek džiaugsmo suteikia. Aš iš vis galvojau, čia ir žuvu ar nėra. Tai va, šprotas toks gaudam. Gerai, gal dar pagausiu. Aš paskutinį kartą plūdinę meškerę žvejojau prieš kokius 20 metų. Tai wow. Senai. O, vėl vien. Aha, šprotas. O. Ir vėl. 3. Na, tokių čia visą dieną galima tikriausiai žvejoti. O geresnių yra, įdomu ar ne? Taigi, daromės vakarienė. Vakarieniai bus kai kas įdomaus ir keista. Ne mano receptas, tiesiog pamačiau internete, pagalvojau, super, noriu išbandyti ir pasižiūrėti, kas čia gausis. Pirmiausia, mums reikės barankų. Kaip jos lietuviškai? Riestainiai, barankos. Taigi, turiu ir didelių, ir mažyčių. Dedam barankas. Pilam pieną. Na ir dabar reikia palaukti, kol pramirks. Pilam aliejaus. Ir dabar darysim tokias picutes. Įmam baranką ir dedam čia faršą. Tada į keptuvę.
kečupo. Ir sūrio. Šiaip reikia kepti orkaitėje, kadangi aš savo namuose čia orkaitės neturiu. Pabandysim šitaip. Šiaip nežinau, kas čia gausis. Tai, ką aš mačiau internete, atrodė labai skaniai ir labai gudriai padaryta. Bet kol kas, man atrodo, čia visiškai nesąmonė gausis. Ir gali būt, kad reiks viską išmesti. Arba tiesiog faršas neiškeps, neišsivaizduoju. Bublikai tokie. Nežinau, ar čia kažkas gausis, ar nesigaus, ar tas faršas iškepė, ar neiškepė. Aišku viena, kad sūrio tikrai nereikėjo dėti iškart. Sūrį reikia dėti paskui. Aš nežinau, ką pasakyti. Čia yra, atsiprašant, jovalas. Aš įdėsiu video, kaip turėjo atrodyti iš tikrųjų. Ir kaip atrodo pas mane. Gerai, paragaukim. Dar kol kas nežinau. Nedarykit tokio maisto. Nesąmonė. Trejetui. Keptas baronkas su faršu. Taip norėjau valgyti, dabar taip nebenoriu. Šitą vat normaliau truputėlį iškepė. Tai, vis tiek trejetas, ketvirtas. Ir tai trejetas, nes aš labai alkanus. Vyrinu vandenį iš upės, kad prasiplautų keptuvę. Turiu planą B dešrelių. Išsikepsiu tiesiog dešrelių. Suvalgiau šitas 3 barankas, fui, nesąmonė. Dvejetui. Neįmanoma valgyti, tikrai neskanu. Kodėl atrodė, kad bus skanu, aš nežinau. Štai. Kaip nauja. Vėl viena erkė ropinėja. Tokia pati. Mažutė, mažutė. Tai reiškia, šitas dalykas yra irgi neveikia. Gerai, nustojo lyti, išėjau čia į lauką, kur šviesos daugiau. Dešrelės 7. Trečia erkė. Aš nesuprantu, gal jisai pritraukia erkės, o net baida? O, košmaras. 8 vakaro, dar pagalvojau, būtų neblogai pažvejot, bet tešlą tai jau išmečiau. Bandžiau sliekų surasti, bet sliekų nepavyko nieko rasti čia miške. Galvoju eiti toliau kažkur į mišką, kur nebus tokie džumbrynai, džunglynai. Ir pažiūrėsiu, gal kokių voveraičių pavyks rasti. Beje, radau dar vieną erkę, tai 4 jau. 4. Vienu žodžiu, šitą aparatą galima išmesti. Nežinau, kodėl sakė, kad veikia. Nieko jisai neveikia. Na, kol kas tik tai šungrybiai visokie. Spėkit, ką radau. Vėl viena erkė. 5 jau iš tikrųjų. 4 net nefilmavau. Ko nesakėt, kad klynas atsisegęs. Vaikščiau su klynu atsekta.
O, gal jis neveikia? Siaubas. Bet visos mikroskopinės, mažos. Kaip ten, nimfos vadinasi, ne dar kur? Kūdikiai. Gerai viskas, grįžtu atgal, einu atgal. Nei grybų, nei ragų, nieko neradau. Jeigu dar naktį ir paparčių žiedo nerasiu, išvis nesąmonė. Erkių tik tai. Visas erkes radau ant rankų. Visos buvo ant ranko visada. Kelnių net nežiūriu, net netikrinu, tai iš tikrųjų aš net nežinau, kiek ant kelnių tarkim šiandien buvo. Kelnes susikišau į kojines, tai kažkaip nesukau galvos. Bet problema, kad po tiek erkių, 5, kurias šiandien jau radau, dabar kiekvienas kažkoks prisilietimas, kažkoks plaukas sujuda ant rankų ir iškart žiūri, ar neerkia. Tai kažkokia truputį paranoja dabar daras, kad kas nėra gerai. Aš viską apsižiūrėjau. 6 erkė. Kaip, iš kur jos čia randasi? Va, kol čia sėdėjau, viską apsižiūrėjau, viskas. Nusiploviau rankas, nebuvo jokios erkės. Priguliau, atsiguliau pagulėt, jaučiu rapoja, žiūriu erkė. 6 šiandien. Pirkt. Žmonės perka ant šunų, deda šituos. Pasakykit, aš pirmą kartą matau šis aparatą, pasakykit, ar jūs esat naudoję, ar esat tokį matę. Nes aš pasakysiu, Š iš labai didelės raidės. Nieko jisai neveikia. Jeigu ką, jis yra įjungtas, o dabar paspausiu, raudona užsidegė, išsijungė. Tai jis buvo įjungtas, nes kai paspaudi, 4 kartus sumirguliuoja žalia spalva ir jisai dabar 8 ar kažkiek valandų veiks. Nu tai jisai visą laiką įjungtas, aš pastoju patikrinu. Šiandien testuosiu savo naują vasarinį kilimėlį. Pagalvojau, šiek tiek duosiu informacijos apie savo įrangą. Tai apie miegmaišį papasakosiu. Pas mane pukinis vasarinis miegmaišis, pas jį komfortas yra 5 laipsniai. Tai čia net galima sakyti ne vien vasarinis, bet ir dar pavasario ir rudens. Bet kame jo privalumas ir kodėl aš jį labai mėgstu? Jisai yra kvadratinis ir jisai visas atsisėgia. Vasara nėra šalta miegoti tikrai, tai nereikia kažkokio miegmaišio, kad lįsti vidun. Tai aš visada jį turiu atsisegęs pilnai ir tiesiog naudoju kaip antklodę. Apsikloju ir kadangi jisai kvadratinis, jisai labai patogios formos, tai superinis dalykas ir daug vietos ir, kaip sakau, vasara nėra šalta. Tai šito miegmaišio man per akis. Plius aš dar miegu vis laik su termorūbais, tai visai super. Kilimėlis kol kas patinka, viskas tvarkoj. Tikiuosi, naktį nesulauksiu daugiau erkių. Gerai, bandysiu miegoti. Susitiksim rytoj. Ate. Labas rytas. Miegojau va. Gerai, manau reikia pusryčiauti. Erkių per naktį neprisigaudžiau. Na miegmaišį miegant neprisigaudysi. O paparčio žiedo neieškojau. Kaip užmigau, taip visą naktį ir pramiegojau. Tai kilimėlis irgi pasiteisina, patinka, geras, lengvesnis, mažiau vietos užima ir svarbiausia patogus. Aš labai nemėgstu, kai būna šitaip juostos arba šitaip juostos. Man labai norisi, kad būtų vat kvadratukai tokie. Super. Svečių sulaukiu. Nu tokia, jeigu įgeltų, tai jau... Kaip išsigandau. Fui. Na ką, ragaujam.
savo pusryčius, kas čia yra. Lentil Stroganov. Nežinau. Ko čia tokia? Nu. Aš tik dabar pastebėjau, kad čia veganiška. Mėsos nėra. Jeigu nėra mėsos, iškart porą balų mažiau. Erkė. Aš niekur neėjau. Va, čia buvau. Mirk. Jų taip dar lengvai nesutraiškysi. Išėjau iš savo namuko. Čia va, dar pafotografavau. Ir viskas. Ir erkė. Aš niekur nebuvau nuėjęs. Kol manęs nebuvo, mano namūkė erkės apsigyveno gaunus. Nu gerai, jos ne namūkė, jos lauke, bet tai reikia pasižiūrėti ant žalių, gal ant žaliučių. Dar daugiau jų yra iš tikrųjų. Arba dar variantas, kad jinai buvo man ant maikės, o kadangi aš persivilkau, nes su šiais rūbais nemiegojau, jinai irgi pabūdė. 7 erkės, kol kas rekordas. Aš net to aparato nebenaudoju jau viskas. Aš galvojau, kad jis gal pritraukia mane erkės, tai išjungęs laikau. Tai va, 7 rekordas. Tai mano slėptuvė prie upės pasirodo ne tik man patinka, bet ir erkėms. Tai manau laikas nešti kudašių iš čia, kol dar daugiau jų neprisigaudžiau. 7 man jau užtenka, nebesinori rizikuoti. Tai ką, draugai, dėkui, kad žiūrėjot, kad buvot su manimi. Palaikinkit, parenumeruokit kanalą ir parašykit komentarą. Ate, ate.